Artūro Rulinsko pasaka. Įstrigę ties bedugnė, pagalbos šauksmas vienatvėje. Man atrodo, kad mūsų vargai turėtų kada nors baigtis, pabudęs iš gilaus miego tarė Jovaras. Bet ne, žiūrėk, iš kalno urvo išlindom, o kalnai dar nesibaigė. Taigi, jam paantrino Ramunė, mums reikės pereiti šį neįveikiamą kalnų masyvą. Vertindamas, kur esame, tarė ąžuolas, matau, kad mums nėra jokio kito kelio, kaip tik eiti palei statų šio kalno šlaitą. Jeigu grįžtume atgal į kalną, nebejotinai vėl pakliūtume į sniegų žmonių rankas. Bet gerai, kad dabar esame laisvi, tarė ledinukas. O blogai, kad iš kairės aukštas neįveikiamas kalnas, o iš dešinės šlaitas be dugno. Ir man labai baisu eiti šiuo siauru takeliu, ledinuką pertraukė Meilė. Jei jau šnekam, tai dar pašnekėkim, tarė Jovaras. Kas yra geriau, ar nelaisvė, kurioje būdamas esi pamaitintas, ar laisvė, kurioje atrandi savo silpnumą ir neaišku, kada gausi pavalgyti? Aš renkuosi tą pavojingą laisvę, tarė Dainius. Geriau būti laisvu žmogumi trumpiau, nei ilgai gyventi įkalintam ir be savo valios. Šiuo siauru tarpu eisime 500 metrų, o toliau kelio nesimato, nes jis užsisuka, pradėjo kalbėti ledinukas. Vėliau atrodo, kad mums reikės kopti į tą uolą, o nuo ten turėtų būti lengvesnis kelias. O ką man daryti su savo kuprine, nerimavo Meilė. Jos niekaip to keliu eidama nepernešiu. Ir aš išsaugojau savo rankinę, pasakė Ramunė. Mes irgi bėgdami nuo sniego žmonių pasiėmėme savo mantą, tai ką darysime, mąstė Jovaras. Visą bagažą teks palikti, kitaip niekaip neįkopsime, užbaigė ąžuolas. Pailsėjome, tai jau reikime. Pasiliksime tik virves. Jomis apsivijęs pečius, jis pirmas pradėjo eiti siaurų takų palei kalno šlaitą. Ir visi kiti palikę mantą pajudėjo vorele. Viena ranka remdamiesi į kalną, o koją statydami palei tako kraštą ties bedugnę. Štai nutiko baisiausia, tarė ąžuolas. Mums nebėra kur eiti. Iš dešinės bedugnė, iš kairės status kalno šlaitas. Bus koks 100 metrų, o priekyje šis takas baigėsi ties uola. Jeigu būtume tai matę, nebūtume ėję, jam pritarė Jovaras. Ką dabar darysime? Esame visiškai įstrigę, atgal eiti juk negalime. Žiūrėkite, virš mūsų kalnų ožiai ant uolos, po kurio laiko nustebusi prakalbo Meilė. Jeigu mėgintume jų keliu eiti, gal ir praeitume, bet apačioje bedugnė, jei kas paslystų, tai nukristų ir užsimuštų. Aš pamėginsiu lipti, o tada numesiu jums virvę, pasiūlė Jovaras ir ėmė atsargiai, kabindamasis už išsikišusių atbrailų, iš lėto kopti aukštyn. Užkopęs jis numetė žemyn virvės galą ir šūktelėjo. Viršuje laikau tvirtai, pirmiausia lengvesni, kad ir tu, ledinuk. Kopkite, laikydamiesi virvės aukštyn. Tvirtos rankos prilaikomi vienas po kito prisilaikydami virvės, ledo karalystės keliautojai užkopė ant uolos, nuo kurios buvo matyti tolesnis takas per kalnus. Tėve, dėkoju tau, kad mums parodė šiuos kalnų ožius ir išvedė iš beviltiškos situacijos ant saugios uolos. Dėkoju, kad visi esame sveiki, niekas nenukentėjome, ant uolos sėdėdamas pradėjo tėvui dėkoti ledinukas.